Ir šiandien mes turime svečią, tai Claudine Wolf. Claudine Wolf. Vėl su ta pačia draugė, kur gavau vandalą, bei Draculaura. Taigi, gal geriau pradėkime nuo jos aprodimo. Visų pirma, jos plaukai buvo žirsvėlė. Tai yra tokie rudi. Čia... kaip užknisa mane, kad nesufokusuoja. Čia, kaip matote, yra truputį auksinių. Aš kažkiek jas iššukavau, bet vis tiek nesišukuoja. Jos makiažas yra paprastas. O jos šita graži. Šitas gražus kostiumėlis, tiksliau nesuknė. Toks baletinis, kaip matote. Toks baletinis, čia tokie juodi. Labai gražus tokie, ne dryželiai, tokios linijos, kaip ir. O pats kostiumėlis baletinis. Čia tokia siūlė per vidurį kažkodėl ne šonuose. Vienam šone dar yra. Ir kitam. Tai čia turbūt dėl tokio stiliaus. Ir mane labai suviliojo jo ornamentai. Štai ir jos bateliai, tik nukirpti. Jie šiaip buvo ilgesni. Ir niekad nesufokusuoja. Štai matot, jei nulakuoti nagai, vis tiek fokusuotas yra kitas. Nematot. Man neužknisa. Truputį matote. Čia fokusuoja mano ranką, nes šitos nagus. Matot, nulakuoti nagai. Ant kitos rankos jie turi tokią pirštinę. Čia toksai aukselis, toks nedidelis. Čia taip pat nulakuoti nagai. Kaip jai batą. Kojų nagai nulakuoti taip pat. Nors man nieko nesufokusuoja. Bet vis tiek. Taip pat nulakuoti. Jos koja keistai išsilenkia į priekį. Čia matote, yra tokia detalė suskilinėjusi. Todėl ši koja lengvai išsilenkia į priekį. Pagal mane pas ją turėtų būti toksai baltas, toksai pakabukas kažkoks, kaip leidimas. Vim ar Vip. Na tai atidžiau apžiūrėkime jos raštus. Visų pirma, čia aš matau, pagal mane, tai čia yra tokie deimantukai. Ir kaukolytės. Ir dar šioks toks mėnuliukas. Ačiū, kad žiūrėjot.